Sveiki, šiame video tutoriale parodysime, kaip susikurti Twitter vartotojo paskyrą. Vienas pirmųjų žingsnių yra nueiti į twitter.com puslapį. Į naują vartotojo paskyros langelį įveskite pageidaujamą vardą, elektroninį adresą bei slaptažodį, kurį naudosite kitą prisijungimo metu. Norėdami šiuo metu galite pakeisti visą esamą informaciją. Jeigu reklamuojate savo produktą, geriausia naudoti ne savo asmeninį vardą, bet produkto vardą. Taipogi, jeigu jūsų vartotojo vardas yra užimtas, stenkitės pasirinkti tokį, kuris geriausiai atskleistų jūsų produkto idėją ir taipogi nebūtų užimtas. Vos susikūrus naują Twitter paskyrą, jis jums pasiūlys sekti tam tikrus žmonės. Jeigu jūs tai domina, galite nedelsdami tai daryti, paspaudami follow mygtuką arba sekti. Jeigu jūsų tai nedomina, paieškos laukelyje įveskite žmogaus ar produkto pavadinimą ir pagal tam tikrus paieškos rezultatus sekite tuos žmonės ar produktus. Norėdami geresnio atpažinimo Twitter paskyroje, naudokite savo logotipą ar paveiksliuką, pagal kurį jūsų produktas ar paslauga yra lengvai atpažįstama. Beje, nepamirškite parašyti trumpą dosję, kur yra 160 ženklų, kuri turėtų apibūdinti tai, ką jūs darote ar ko jūs siekiate. Tai baigę paspauskite mygtuką Done arba baigti, nueikite į savo elektroninį paštą, patvirtinkite jūsų vartotojo paskyrą Twitter platformoje ir sveikiname su sėkmingai susikūrus Twitter vartotoją.